Vasario 23-ąją Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko rajono liaudiškų šokių kolektyvų apžiūra atranka į Lietuvos dainų šventę. Apžiūroje dalyvavo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pagyvenusių liaudiškų šokių kolektyvas Vajaunas, liaudiškų šokių ir dainų ansamblio Trapukas vyresniųjų grupė bei Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro pagyvenusių liaudiškų šokių kolektyvas Triptinis. Atrankos metu šokių kolektyvai komisijai sėkmingai pristatė išmoktus liaudės šokius ir visi pateko į Liepos mėnesį vyksiančią dainų šventę. Linkime kolektyvams neatsipalaiduoti, sunkiai repetuoti ir šauniai pasirodyti dainų šventėje. Kas šiandien vyksta kultūros ir laisvalaikio centre? Šiandieną Prienų kultūros laisvalaikio centre vyksta atranka į pasaulio lietuvių dainų ir šokių dieną, tai šokių dieną Sadauto. Ir mes kaip tik važinėjame antrą dieną, pradėjome atrankas ir šiandieną esame Prienuose ir labai džiaugiamės, kad pamatėme tokius gražius kolektyvus. Ir kaip jūsų nuomonė, ar gerai sušoko Prienų krašto žmonės, šokėjai? Taip, aš tikrai galiu didžiuotis ir galiu labai patenkinta esu, kad debiutavo naujas kolektyvas, tuoj prisiminsiu, kadangi naujas, nelabai gerai, Triptinis. Ir labai džiaugiuosi, kad atsirado naujas kolektyvas, kuris tikrai gražiai paruošęs yra repertuarą ir vyks į pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventę. Taip pat, kadangi pati esu pagyvenusių žmonių dalies baletmeisterė, labai džiaugiuosi ir Prienų Vajaunų kolektyvų. Tikrai abu labai šaunus kolektyvai ir aš manau labai tinkamai atstovaus mūsų dainų šventėje, šokių dienoje. Aišku, ir vyresniųjų amžiaus Trapuko kolektyvas irgi labai šaunus. Prienų šokėjai atrodo palyginus su kitais Lietuvos šokėjais. Taip, kadangi mes važinėjom tik antrą dieną ir šiandieną matome dar nedaug kolektyvų, tačiau gan gražus kolektyvai ir mes turime juos pagirti. Užtat ir pasakėme, kad jie jau pakliuvo šventė, kitiems dar nesakėme. O kiek miestų planuojate aplankyti? Taip, mūsų yra komisijos dvi grupės. Viena komisija važinėja po Aukštaitiją, Dzūkiją, o kita yra Suvalkija ir Žemaitija. Tai mūsų dar tik tai pradžia, mes iki kovo 23 dieną pabaigsim Panevėžyje. Labai daug dar matysim. Ar tai pirmas kartas, kai esate tokioje komisijoje? Ne pirmas kartas, aš jau kelinti metai esu baletmeisterė ir kuriu savo šokius ir taip, kad ne pirmas kartas. Ar daugelį kolektyvų tenka pasakyti ne? Kaip, mes žinokit, pirmiausia peržiūrim kolektyvus, paskui pasakom jau rezultatą, pamatom, kuris stipresnis, kuris silpnesnis. Jeigu silpnesnis, mes tiesiog prašome, kad jis pasitaisytų, mes antrą kartą dar jį peržiūrim. Visko būna. Visko būna. Gal norėtumėt kažką palinkėti šokėjams? Taip, aš noriu pasakyti, kad šokėjai pasimatysime Liepos mėnesį dainų šokių šventėje. Labai lauksim. Kokiam kolektyvui šiandien atstovavote? Mūsų liaudies šokio kolektyve Trapukas. Tai Prienų Trapukas.
Ir kaip manot, kaip šiandien sekėsi jūsų kolektyvui? Iš tiesų dirbome labai intensyviai, daug ir labai džiaugiamės, kad praėjom atranką ir dalyvausime dainų šokių šventėje. Tai rezultatas yra toks, kad vis tik gerai sudalyvavo. O kaip manai, ar klydote šiandien? Visą laiką tų klaidų pasitaiko, bet stengiamės kuo geriausiai atšokti, sušokti ir pasirodyti. Kokia jūsų padėtis yra palyginus su kitais Prienų krašto kolektyvais? Lyginti tikrai nesinori, visi yra šaunus, yra puikūs ir kažko išskirtinumo niekada negali sakyti. Kiekvienas kolektyvas, tarkim, susiformavęs pagal savo amžius, pagal savo poreikį, kas kaip moka, tas taip šoka. Taip. O kiek šokių turėjote paruošti? Kaip matėte, šokome 5 šokius, o mokame žymiai daugiau, aišku. Ar sunku buvo išmokti, ar sunkus žingsniai yra šokių? Viskas darbas, praktika, repeticijos ir viskas įmanoma. Kažkada labai seniai, tikrai aš sakiau, niekada nešoksiu, bet kai patekau į šį kolektyvą, visiškai pasikeitė nuomonė 180 laipsnių kampu. Esu labai patenkintas. O ar visi kolektyvai rengia tuos pačius šokius, ar jie skiriasi? Skiriasi, jūs šiandien matėte koncerte pagal amžių buvo kitokia programa, vienų, mūsų amžiaus yra pogrupiai amžių ir visai kitokie yra šokiai. O ko jūs tikitės iš tos dainų šventės? Nuostabios šventės. Puikia aplinka, nuotaika, pats buvimas su visais kolektyvais ir toje, kaip sakoma, masėje dalyvauti ir būti, tai yra tas tiesiog neišdildomas įspūdis, visam gyvenimui lieka, tai yra nuostabu. Kodėl apskritai jūs šokate liaudies šokius? Gal nuskambės banaliai, kadangi dirbu tokį sėdimą darbą, o sportuoti neprisiverčiu, tai išnekinu į šį kolektyvą ateiti šokių ir kaip sakiau, esu labai patenkintas, gerai pajudam, tas tikrai labai jaučiasi ir malonumas, viskas ko geriausiai. O tu? O man tai šokiai visada, kaip sakau, siela atsigauna. Tai iš tiesų tai kažkas nuostabaus. Ir galiu ateiti surūgęs, supykęs, be nuotaikos, bet kai prasideda repeticija, tai kažkas yra nerealaus. Iš tiesų nuostabu. Tai tiesiog mes mylim tą šokį. Šokti mes mylim. Taip.